Sveiki, čia aš Baltoji lapė. Šis tarų kortų skaitimas yra bendras. Dėl privataus tarų kortų skaitimo rašykite man į Messengerį privačia žinute. Kai norite, galite rasti ant mano sienos postą su raganaite. O šiandieną pasižiūrėkime, ką turime sužinoti. Tema išlys pati. O, taip staigiai. Keičiate kryptį. Toks jaučiasi bandymas įsipaišyti visuomenę. Bandote kažkur įsimaišyti. Ir vien tik judėjimo kortos. Judėjimo kortos. Kur iš čia bandot? Galimai gal kokias grupės lankote. Čia būtų tokia didelė žmonių grupė, bandote įsimaišyti. Kur didelis žmonių grupės, darbas, bendruomenės kažkokios grupės. Ir jūs labai, dvi kortos sėdėjimą, jūs labai stipriai bandote įsipaišyti tenais. Dėl ko? Dėl ko bandot? Norit kažkokio atlygio? Atlygio norit? Aha, jūs norit geresnio kažkokio atlygio, pripažinimo. Sako, jūs norite, žinot, kad jūs esate vertas daugiau, bet gaunate tik dalį. Gaunate tik dalį, žinot, kad esate vertas daugiau. Vertas, verta. Vartykitės palei save, žinot. Žinot, kad jūs esate verti daugiau, bet... Ir taip, čia bus kažkokia bendruomenė, darbas, žmonės, su kuriais dirbate, kuriems padedate. Bet tie žmonės jūs pastato į kažkokią nežinomybę, į tokią... Neveiklumas kažkoks čia. Jūs maždaug pastato taip, kad jūs kažko tikitės, bet taip kaip manipuliacija atrodo. Maždaug sako, nu palūkėk, dar bus matyti, taip neaiškiai, neiškumas. Mėnulis simbolizuoja neiškumą. Nors jūs intuityviai žinote, kad jūs esat nusipelniusi daugiau. Taip, jūs turite minty. Jūs žinot, kad esat nusipelnę. Ir taip, čia galimai bus darbovietė. Gal kažkokie žmonės, kolegos, direktoriai galbūt, kažkokie viršesni gal žmonės už jūs, arba žmonės, su kuriais dirbate. Ir ta situacija tokia, kad galbūt su jumis žmonės nėra labai atviri. Esate tarp toksinių žmonių, ne viską pasako. Ne viską pasako. Ne viską. Galbūt netgi meluoja tokie
Kas čia lenda? Dvi moteris. Dvi moteris, kas jos? Kas jos tokios yra? Sako, viena iš jų esate čia jūs, moteris, o kita, kas ta kita? Galimai bendruomenės būna visokios, kur reikalauja darbo kažkokiu arba tiesiogiai darbas čia iš tų sričių. Ir viena moteris esanti jūs, kūrybinga, atsidavusi darbui, vyrukai virskite save atsidavęs darbui. Ir šalia jūsų kažkokia moteris, kuri nėra su jumis atvira. Nėra su jumis atvira. Šita moteris, matot, susirinkusi lazdas ir jausmai. Šita moteris nėra atvira. Gali būti dviveidė, manipuliuojanti iš jausmo pusės, tai manipuliacijos gali būti. Gali kalbėti netiesą, gali, kaip minėjau, manipuliuoti ir taip toliau. Atsargiai. Apsimeta esant imperatorė, jausminga, gerai suprantanti. Tačiau lenda man tokia žinutė slapta. Kodėl jinai tokia yra? Nepasitikinti vyru galbūt. Jos vyras jai galbūt neištikimas yra. Ir mėgstantis, kaip sakant, pabaliavoti. Jo, mėgsta su draugeliais, va čia pabūti. Ir dar kažkuom, bet ta moteris, priminsiu, tai yra, čia yra iš tos vietos, kur yra labai daug žmonių. Masiškai, tai sakau, bendruomenės darbas, kažkas tokio. Ir šalia esanti moteris, nes jaučiasi ten daug žmonių, ta tokia energija. Moteris, su kuria reikėtų būti atsargiai, gali būti manipuliatorė ir apsimetanti geruolė, yra ta, kuri nepasitenkina savo vyru, jo elgesiu, galbūt išdavinėja ir va čia kažkoks įsipaišęs irgi vyrukas, jie kartu ten leidžia laiką. Ta moteris pilna nuoskaudų, kurios vis dar yra. Vis dar yra. Vis dar pilna nuoskaudų ir toks žmogus ieško būdų, kaip įvairiausių idėjų, kaip kenkti žmonėm. Atsargiai. Mėgsta žmonėm meluoti, taip išsukti viską, kad atrodo jis nieko nemato, tik po to sužinot,
sužinot, kad o yra kitaip. O yra kitaip. Ir tada sužinot dalį tiesos, kad pasirodo yra kitaip. Nežinau, kas čia bendradarbė ar iš kokio pogrupio, kur lankotės, kur masiškai yra daug žmonių, bet su ta moterėlė atsargiai, vyrukai, kurie žiūrit atsargiai su moterėlėm, šitą moteris, kurie žiūrit taip pat atsargiai su šitą moterimi. Apie ją, matau, eina kalbos, bet jinai ginasi, jinai bėga nuo teisybės. Sako, bėga iš įvykio vietos, bet palieka pėdsakus, palieka tai, kas įrodo, kad tai jos darbas. Jinai lygiuosi į jūs, jinai nori būti tokia jausminga, kaip jūs, tokia kerinti žavesiu. Galimai jinai jūs kopijuoja. Dviveidą kažkokią turiu, sako, čia su jie nežinosi. Paslaptingas žmogus, paslaptingas žmogus. Paslaptingas žmogus, bet labai daug paslapčių turi. Nesideda daug esant. Tai nežinau, pranešimas, kas lankotės kažkokioj dideliai masiniai žmonių grupiai, kur yra labai daug žmonių darbas, kažkokios bendruomenės grupelės, ten labdaras, gal kokias einat ar darbovietė, ar dar kažkur. Atsargiai stebėkit, su kuo bendraujat ir ką pasakojat žmonėm. Atsargiai su tuo, ką pasakojat. Va taip ir prisišaukiam nelaimę. Būkit atsargus. Ir šitai moteriai, ir šita moteris labai trokšta emocingo vyro, kuris būtų teisingas, neišdavinėtų. Kažkaip lenda įtartinai, kad slapta stebi. Slapta stebi. Vat ne veltui atėjo man iš visatos ta žinutė, vat patvirtino kortą. Ši moteris stebi jūsų šeimą, ypač vyrą jūsų. Aš taip ir pagalvojau, kažkaip gavau tokią žinutę, bet žiūriu, kortos neiškrito, taip galvoju, kaip čia dabar vat iškrito, tai viskas gerai. Stebi jūsų šeimą, stebi jūsų vyrą. Atsargiai. Šita moteris nori sugriauti. Nori sugriauti. Galbūt santykius priversti jūs kentėti, nori užbaigti galbūt santykius. Labai toksiška energija, čia žinokit, tas, nežinau, kas ta moteris, bet
kuo toliau nuo tokios, kuo toliau. O jinai apsimeta, kad yra jums labai artima, kad yra labai artima. Ir gali, jinai apsimeta labai artima ir kad čia toks noras kištis į jūsų šeimą, jūsų asmeninę šeimą. Ši moteris iš darbovietės ar iš kur čia labdarai kažkur gal dirbate ar dar kažkur, ten kažkokiose grupėse esat, gal kažkokios socialinėse grupėse, internetinėse bendraujate ar apskritai ar darbovietė. Jūs kartu dirbate, kartu kur daug žmonių, tenais esate. Jinai stebi labai jūsų šeimą ir, matau, stebi jūsų galbūt vaikus, galbūt ir net giminaičius ar kažkas tokio, bet labiau gal čia į artimą šeimą. Ir laukia progos kažką padaryti. Tokia labai slapta. Nesuprasi, ką jinai čia daro. Laukia progos, kad kažką galėtų padaryti. Laukia progos. Keista istorija. Taigi apibendrintai, moteris iš didelės minios, tai vieta, kur renkasi daug žmonių ir jūs ten esate ir kažką veikiate, dirbate ar padedat kažkam, bet toje vietoje, kur yra nemažai žmonių, bandote jūs įsipiešti į tą minią, sutarti galbūt su tai žmonėm, pritapti. Ir tenais, toje minėje, yra moteris, kuri nori jums pakenkti. Taigi atsargiai. Stebėkit. Nežinau, kas ta moteris, bet patarimas yra toks: neatskleiskite paslapčių, neatskleiskite savo asmeninių dalykų, kurie pakenktų jūsų energijai, pakenktų jūsų šeimai. Tokių žmonių saugokitės. Tokie žmonės yra pavojingi iš tikrųjų. Tokių žmonių vengti. Kiek įmanoma, tokių žmonių tikrai venkite. Tai būtų tiek. Būkit stiprus, neatskleiskit niekam savo paslapčių ir tam tikrų dalykų, žiūrėkit, ką kam sakot.
Nes kartais žmogus, kur atrodo, kad pažįstame, gali būti dviveidis. Jūs nežinote, ką tas žmogus galvoja ir kokie jo tikslai. Todėl bendraudami su tam tikrais žmonėmis, būkite atsargus. Ypač kaip ši energija, kad iš didelės grupės žmonių, kur renkasi didelė grupė žmonių, tai va ten, kai yra labai daug žmonių, iš tikrųjų susimaišiusios energijos visų ir labai sunku kartais yra atskirti ir pasakyti, ar šis žmogus tikrai yra tom, kom dedasi. Taigi sėkmės jums, būkit saugus, stebėkit save. Šiandieną, vat, kaip minėjau, dienos kortą irgi dabar pagalvojau tą patį, kad saugotis, stebėti kažkoks žmogus jums už nugaros. Pamenat, sakiau, ar nežinau, kurį video pirmą pamatysit, kad sakiau, atsargiai, kažkoks žmogus jums yra už nugaros. Ir va dabar pasižiūrėkit, per šį skaitymą pasirodo, atsiskleidė pilnai, kas čia per žmogus. Nu kągi, labai stipri žinutė nuo visatos čia šiandien, labai stipri. Susiję tiek su dienos korta, tiek su bendru skaitymu. Taigi, tikiuosi atkreipsi dėmesį, tai sėkmės jums. Ir lauksiu jūsų komentarų, su kuo rezonavo. Kaip ir minėjau, paskelbiau akciją. Labiausiai aktyvus komentatorius per 1-2 savaitės stebėsiu. Labiausiai aktyviausias komentatorius gaus nemokamą tarų skaitymą 20-30 minučių. Taigi, būkite aktyvūs. Ir ačiū, kad buvote su manimi.